Maironiui ir Antanui Baranauskui rūpi uždrausta lietuviška spauda, Vargo mokyklos knygnešių likimas. Aš esu Jonas Mačiulis, garsėju kaip Maironis. Gyvenu Kaune, mano namas yra papuoštas baroko stiliumi. Virš įėjimo į namą kabo kanklės, kurios, kaip atsidarydavo durys, skamba melodija Lietuva brangi. Aš pradėjau kurti nuo 6 klasės. Mano pirmasis eilėraščių rinkinys buvo Pavasario balsai. Mano mylimiausia frazė yra ginkime kalbą, žemė jos būdą, stokime į darbą kaip milžinai. Gimiau Pasanvarių dvare, o mano eilėraščių rinkinys buvo išleistas 1895 metais. Aš rašiau pirmuosius eilėraščius lenkų kalba. Mano mėgstamiausias žmogus buvo Vytautas Didysis. Turėjau daug jo paveikslų. Man labiausiai patikdavo mano eilėraštis Lietuva brangi. Todėl ir kabo tie kanklės grodamos Lietuva brangi melodija. Graži tu man, brangi tėvynė, šalis, kur miega kapuos didvyriai. Graži tu savo dangaus mėlynė, brangiai tiek vargų kančių patyrei. Aš esu 19 amžiaus poetas Antanas Baranauskis. Gimiau Anykščiuose. Mano tėvas buvo šviesus ir raštingas žmogus, o mano mama buvo garsi kaimo dainininkė. Todėl aš mokėjau groti smuiku. Mane kiti piemenys pravardžiuodavo Jurkšė Smalusi, nes būdavo dažnai apšėpęs, nosis nesišluostęs, o kartais net paklaidindavo jos anykščių baluose. Pripasakodavo visokių istorijų, kad net suaugusieji patikėdavo. Ir paskui daug mokiausi, tapau raštininku, o dar vėliau kunigu, o dar labai mokydamasis tapau netgi vyskupu. Aš sukūriau matematinius terminus, trikampis, plotas, erdvės ir kitas. Net pragaro durį buvau pažadėjęs visą Lietuvą apskaičiuoti. Aš sukūriau poemą Anykščių šilelis, kurią net tu pavadinai poezijos perlu.